Atsimuša bangos į krantą. Švelniai sušniokštė traukėsi atgal ežeran. Kiek jau bangų atsimušė ir kada atsirita pirmoji. Ar pagalvoja apie tai meškeriotojas, užmesdamas kabliuką? Ar mokslininkas, pildydamas dar vieną statistinę lentelę ir įrašydamas dar vieną skaičių? Gal poetas, prisėdęs ant treštančio rasto, o gal tu, žvelgdamas mėlynuos ežero vandenys? Vienaip ar kitaip susidarę ežerai nuo pat pirmosios gyvavimo dienos pradėjo savo duomenų genezę. Suprasti ir išsiaiškinti vystymosi procesus nėra lengva, nes ežerų genezė nukeliavo ilgą ir labai vingiuotą kelią. Vystymosi metu dubenys veikia nutekantis kritulių vandenys, šaltiniai, nuo šlaitų slystančios nuosėdos. Taip pat jiems įtaką darė pratekančios ar įtekančios upės, atnešdamos daugybę nuosėdų, o ištekančios nudrenuodamos juos. Šioje istorijoje negalima pamiršti ir bangų, priekrantės srovių bei pavasario metu susigrūdančių ledų, potvinių ir atoslūgių. Bėgant metams, dubenyse keitėsi vandens cheminė sudėtis, fizinės savybės, biologiniai procesai, o galiausiai atsirado ir iki šiol stiprėjo žmogaus veiklos įtaka. Visi šie procesai buvo sąlygojami skirtingų ežerų dubenų formų, nevienodų viršvandeninių šlaitų aukščio, jų polinkio kampo, litologinės sudėties, krantų konfigūracijos, dubenų padėties pasaulio šalių atžvilgių, skirtingo vėjo stiprumo, jo krypties bei trukmės. Didelį poveikį turėjo kritulių kiekis, jų tipas, nevienodas augalijos pasiskirstimas paežerėje ir ežere. Norint suprasti vingiuotą ežerų raidos kelią, pirmiausia reikia išsiaiškinti dabartinius, juose vykstančius procesus. Įsižiūrėję į ežerą įtekančio upelio vandenį pastebėtume, kad jame nešama įvairios kilmės nuosėdų, detergeninės miltelės, augalų bei kitos organinės liekanos. Toje vietoje, kur į ežerą įteka upelis, susiformuoja vėduoklės formos aikštelė, o už jos toks pat pasiklėjimas. Įsiliejusi srovė tolyn į ežerą silpnėja ir dėl to pirmiausia nusėda sunkesnės dalelės, vėliau lengvesnės. Esant stipriams liūtims, į ežerą patenkančių medžiagų kiekis labai išauga, o padidėjusiai srovė jas nuneša dar toliau nuo intako. Upelis atnešama ir tokių smulkių dalelių, kurių negalima matyti plika akimi. Kartais jų kiekis mažai išsiskiria nuo jau aptartųjų. Būdamas labai smulkios ir lengvos, šios dalelės dažniausiai pasiskirsto visame ežero plote. Ištekantys iš ežero upeliai, o ypač sraunūs, nenustodami rėžiasi gilyn į vagą. Pažymėjus upelio dugnui, iškart pažymėjo ir ežero vandens lygis. Kitaip tariant, kuo labiau žemėja upelio dugnas, tuo labiau kinta ežero vandens lygis. Sumažėjus vandens lygiui pasikeičia ežero gylis, paviršiaus plotas, keičiasi ir jame vykstantis procesai. Ištakomis nuteka tik paviršinis vanduo, todėl vasaros metu išnešama nemažas kiekis planktono, o tai keičia kai kurios biologinius bei hidrocheminius procesus, darančius didelį įtaką ežero raidai. Pagal pratakumą ežerai gali būti skirstomi į pratakinius, vandenskirinius, benotekius bei aklinuosius. Pratakiniais vadinami tie ežerai, į kuriuos įteka ir išteka upeliai. Vandenskiriniais tuos, kurie neturi intakų, bet turi ištaką. Benotekiai – tai tokie ežerai, kurie turi intaką, tačiau neturi ištakos. Akliniai ežerai, kurie neturi nei intako, nei ištakos. Pastebima, kad tarp didesniųjų ežerų vyrauja pratakiniai bei vandenskiriniai, o tarp mažesniųjų – benotekiai ir aklinieji ežerai. Šaltiniai gana dažni ežerų šlaituose bei neretai į ežerą įtekančių upelių ištakose. Būdami šlaituose gali keisti jų formos erozijos būdu. Taip pat į ežerą gali atnešti ne tik nuosėdas, bet ir gruntiniuose vandenyse esančius karbonatus, geležies bei kitų tirpių medžiagų junginius. Įvairios medžiagos į ežerą gali patekti ir nuslydus atiems ežero šlaitams. Dažniausia to priežastis yra įmirkęs gruntas ar staigios ir labai gausios liūtys. Tokiu atveju yra stebėta Vilkokšnio bei Asvejos ežerų šlaituose. Erozinės griovos susiformuoja per staigias liūtis kritulių vandenį, radus šlaite mažiau surišto grunto. Kartais šis procesas gali suformuoti netgi naujus pusiasalius ežeruose. Patekusios į ežerą medžiagos užbaigia tik pirmąjį savo kelionės etapą. Veikiant įvairiems procesams ežere, jos keičia ne tik savo vietą, bet ir formą. Čia pasireiškia jau kiti veiksniai, o pirmiausia tai bangavimas ir priekrantės srovės.
Banguojant ežerui laipsniškai juda vandens molekulės. Aukštyn žemyn, vienoje vietoje, paskui kitoje, trečioje. Tokio laipsniško vandens dalelių kilimo ar nusileidimo persidavimas horizontalėje plokštuma ir sukelia bangavimą ežero paviršiuje. Vandens dalelės nejuda idealiai tik aukštyn ir žemyn, o išties juda ratu. Vėjai daugiau įsispyrus į vieną bangos šoną ir pastumus vandens dalelę šiek tiek į šalį, banga pasidaro nesimetriška, o pats dalelių judėjimas ne apskritimo, o elipsės formos. Kol banga juda giliomis ežero vietomis, tol vandens dalelės pačioje bangoje skrieja elipsė. Kai banga pasiekia seklią ežero dalį, pavyzdžiui, atabradą, elipsiškas vandens dalelių judėjimas sutrinka. Tuo metu giliau esančios vandens molekulės pasiekia dugną arba priedugnių grįžtančius vandenis ir dėl padidėjusios trinties juda gerokai lėčiau nei tos, kurios yra paviršiuje. Taip ežero pakraštyje bangos virsta horizontalios krypties vandens judėjimu. Dėl šios priežasties šie vandens judesiai vadinami ne bangomis, o gožinėmis srovėmis. Banguojant ežerui ir su kiekviena jo banga susidariusios gožinės srovės, visa jėga atsimuša į apatinę kranto dalį. Kiekvienas toks atsimušimas atplėšia truputį krante esančių smiltelių. Sekantis vandens srautas stumia jas į krantą, o grįždamas nešasi su savimi į ežerą. Ilgainiui apatinėje kranto dalyje susidaro niša, o vėliau ir nugriūna. Taip gožinės srovės ardo krantus ir perneša nuardytas medžiagas ežero pusėn, formuodamos vis platesnę atabradą. Šiam krantų ardymo procesui gali atsispirti tik tie krantai, kurie yra labai gerai surišti augalų šaknimis. Keičiantis vėjo krypčiai, keičiasi ir bangų judėjimas, o taip pat ir gožinių vandens srovių veikla. Jos pasiekusios krantą užbėga jau nebe statmenai, bet įkypai. Taip pasikeičia smiltelių judėjimas. Su naujai atsirytusia banga susidariusios įkypos vandens srovės sugriebia smilteles ir įstrižai užneša ant kranto, o grįždamas vėl nusineša žemyn. Taip apsukusios puslankį, smiltelės atsiduria vis keletą centimetrų toliau. Šitaip smiltelės bei vandenyje pakibusios įvairios dalelės keliauja išilgai kranto. Staigiuose kranto posūkiuose, pavyzdžiui pusiasalių galuose, dėl ežero ir bangų judėjimo krypties skirtingo kampo, gožinės vandens srovės susilpnėja arba visai išnyksta. Todėl čia baigėsi ir pernešamų medžiagų kelionė. Toms medžiagoms kaupiantis ilgainiui susidaro iškyšuliai ar mikronerijos. Įkypos vandens srovės daugiausia akumuliuoja smėlingas medžiagas pusiasalių galuose, staigiuose ežero kranto posūkiuose. Lygiai grečiai su krantu vandens srovės esančios toliau nuo kranto nei gožinės sanašauja organinės ir labai smulkias mineralinės medžiagas įlankose, o ypač jų galuose. Vandens temperatūra palyginti intensyviai keičiasi tiek vertikaliame ežero pjūvyje, tiek metų laikų eigoje. Šiltuoju metų laiku, priklausomai nuo ežero gylio ir jo vandens maišymosi intensyvumo, temperatūra gilyn žemėja. Šitaip giliuose ežeruose susidaro vandens temperatūriniai sluoksniai. Paviršinis įšilusio vandens sluoksnis vadinamas epilimnionu, po jo esantis temperatūrinio šuolio sluoksnis metalimnionu ir priedugninis žemos temperatūros sluoksnis hipolimnionu. Sekliuose ežeruose būna tik vienas temperatūrinis sluoksnis, o gilesniuose paviršinis ir temperatūrinio šuolio sluoksniai. Šis vandens susisluoksniavimas dar vadinamas terminės ežerų stratifikacija. Žiemą ji gali būti ir atvirkštinė. Lietuvos ežerus dar galime vadinti demiktiniais, nes jų vandens masė 2 kartus per metus, pavasarį ir rudenį, įgyja homoterminės, pastovią apie 4 laipsnių temperatūrą būsenas. Tačiau homoterminė trunka neilgai ir likusią metų dalį demiktinių ežerų vanduo būna stratifikuotas. Rudenį prieš pasiekiant homoterminę būseną visas ežero vanduo persimaišo. Tai vyksta paviršiniam vandens sluoksniui pasiekus apie 4 laipsnių temperatūrą. Šios temperatūros vanduo turi patį didžiausią tankį, todėl pradeda skęsti gilyn, ardydamas bei permaišydamas po juo esančius temperatūrinius sluoksnius. Padedant konvekciniai sąmaišai, galiausiai įsivyrauja homotermija. Biogeniniai elementai, kitaip maisto medžiagos, į ežerus patenka iš atmosferos kartu su krituliais, taip pat iš ežerą maitinančio baseino atneša upės ar požeminiai vandenys. Šie elementai turi didelę įtaką organiniam ežero pasauliui. Biogeniniai elementai naudojami bakterijų, planktono bei aukštesniųjų augalų. Jų dėka susidaro pirminė organinė medžiaga.
Dalis šios medžiagos susioksiduoja, kita nusėda ant ežero dugno, sudarydama ežerinės nuosėdas. Oksidacijos metu į vandenį pateka biogeniniai elementai vėl sunaudojami planktono. Manoma, kad sezono metu biogeniniai elementai gali sudaryti net iki 8 apytakos ratų, pabuvodami planktono organinėje masėje ir jai pūvant oksiduojantis vėl patekti į vandenį. Pirminę organinę medžiagą vartoja aukštesnieji gyvūnai. Nuo pirminės organinės medžiagos kiekio priklauso ežero maistingumas, dujinis vandens režimas, cheminė sudėtis. Ištirpusių medžiagų kiekiai įvairiuose ežeruose labai skirtingi, o taip pat gali būti nevienodi net ir tame pačiame ežere. Nuo kranto į ežero vidurį jų kiekiai keičiasi nežymiai, tačiau vertikaliai žymiai pastebimiau. Deguonies ir nitratų didžiausi kiekiai būna paviršiniuose vandens sluoksniuose, mažiausi prie dugno, anglies dioksido, hidrokarbonatų, organinių medžiagų, kalcio, magnio, geležies daugiausiai prie dugno, o mažiausia paviršiniuose sluoksniuose. Ištirpusių medžiagų kiekiai vandenyje nevienodi ir skirtingų metų laikais. Jau minėtas vertikalus medžiagų pasiskirstimas būna vasaros ir iš dalies žiemos mėnesiais. Rudenį ir pavasarį labai trumpą laiką ežere ištirpusių medžiagų kiekis gali būti ir beveik vienodas visoje jo masėje. Pagal maistingumą ežerai skirstami į oligotrofinius, mezotrofinius, eutrofinius, hipertrofinius, distrofinius. Oligotrofiniai – tai mažamaiščiai ežerai, vanduo juose labai skaidrus ir prisotintas deguonies. Organinių medžiagų ir anglies dioksido mažai. Lietuvoje jų nėra daug, didžioji jų dalis benotekiai arba klinieji ežerai. Mezotrofiniai – vidutinmaiščiai ežerai, tai daugiausia gilūs ežerai, organinių medžiagų, taip pat augalijos ir gyvūnijos juose daugiau nei oligotrofiniuose. Eutrofiniai – maistingieji ežerai. Jie pasižymi neskaidriu žalsvos, žalsvai melsvos spalvos vandeniu. Juose deguonies mažai, tačiau gausu anglies dioksido bei organinių medžiagų. Hipertrofiniai – maisto pertekliaus ežerai. Juose organikos labai daug, deguonies stygius gali pasireikšti tiek vasaros, tiek žiemos metu. Distrofiniai – bemaiščiai ežerai. Dažniausiai aukštapelkėse susidarę mažai pratakūs ežerai. Iš aplinkos atitekantis vandenys persifiltruoja pakrantės durpynuose, kuriuose palieka ištirpusias medžiagas ir prasiturtina organinėmis rūgštimis. Dėl padidėjusio vandens rūgštingumo ežere esančios organinės medžiagas negali suirti ir dėl šios priežasties vandenyje visada stinga biogenų. Deguonies šiuose ežeruose būna mažiau, anglies dioksido daugiau. Neretai vanduo rusvos spalvos. Ežeruose priklausomai nuo jų tipo gausu nuosėdų. Jų sluoksnis gali siekti iki 20 metrų. Lietuvoje ežerinės nuosėdos labai įvairios pagal savo sudėtį. Taip pat jos greitai keičiasi tiek vertikale, tiek horizontale kryptimis. Nuosėdas sudaro terigeninės, organinės bei karbonatinės medžiagos. Terigeninės ežerinės nuosėdas pagal dalelių dydį skirstamos į molius, smėlius, žvyrus, gargždus. Organinės į sapropelius ir durpes. Karbonatinių nuosėdų didžiausią dalį sudaro gėlavandenės klintys. Mūsų krašto ežeruose nuosėdos būna sudarytos iš įvairių molių, smėlių, gėlavandenių klinčių, sapropelio aukštesnių augalų liekanų. Tokias nuosėdas bendrai galime vadinti dumblu. Sapropeliu vadinamos ežerinės kilmės bestruktūrinės organinės nuosėdos, susidariusios iš žemesnių augalų bei gyvūnų liekanų. Durpės laikomos pelkių nuosėdomis. Žinoma, kad kai kurių ežerų įlankose ir pakrantėse dažnai būna vešlūs vandens augalų sąžalynai, kuriems nunykus jų likučiai nespėja susioksiduoti arba mechaniškai susmulkėti. Paprastai tokiose vietose susidaro ežerinių durpių sluoksneliai. Šių durpių ežeruose pasitaiko retai. Dažniau aptinkamos perklausytos durpės, susidarančios ežero vandenį intensyviai abraduojant užpelkėjusius krantus. Šios durpės pasižymi smulkintomis augalų liekanomis ir įsimaišusių nedideliu kiekiu ežerinių nuosėdų. Dabar besiformuojančios nuosėdos pasiskirsto koncentriškomis juostomis, tik visai sekliuose ežeruose tokių juostų nebūna. Daugiausiai aptinkama giliuose, su mažai besimaišančių vandeniu ežeruose, pavyzdžiui, Balsių ežere šalia Vilniaus. Prie pat kranto atabrado zonoje išsiskiria smėlių bei žvyrų juosta, už jos atabrado šlaitų dalyje aukštesnių augalų liekanų su karbonato arba dumblo priemaišomis juosta. Toliau nuo kranto 1,5 m gilyje ryški karbonatų, 5-10 m gilyje sapropelių, 10-25 m gilyje dumblo ir giliausiose vietose hidroilito ir kartais molingų dumblų juostos. Užaugančiose sekliuose ežeruose galima išskirti tik dvi besiformuojančias nuosėdų juostas.
prie kranto aukštesnių augalų liekanų ir sapropelių centrinėje ežero dalyje. Sekliuose, bet neužaugančiuose ežeruose išskiriamos taip pat dvi besiformuojančių ežerinių nuosėdų juostas. Prie kranto aptinkama smėlių žvyrų juosta, o centrinėje dalyje priklausomai nuo ežero baseino litologinės sudėties vyrauja moliai, gėlavandenės klintys arba dumblai. Vidutinio gylio giliuose ežeruose su labai įsimaišančiu vandeniu išsiskiria 2-4 pirmasias besiformuojančių nuosėdų juostos, kaip ir giliuose su mažai įsimaišančiu vandeniu ežeruose. Ežerinės nuosėdos keičiasi ir vertikalia kryptimi. Labiausiai tai pastebima prie krantinėse ežerų dalyse, Atabrodo šlaito zonoje. Šiose vietose kartais aptinkama po keliasdešimt sluoksnių bei sluoksnelių. Ežerui gilėjant nuosėdų storymė tampa vis vienodesnė, o centrinėje dalyje aptinkamos beveik nesluoksniuotos nuosėdos. Nuosėdų iškritimą ežero vandenyje galima vaizdžiai palyginti su žiemą krintančiomis snaigėmis. Žinoma, ežero vandenyje krinta ne snaigės, o mažytės plika akimi nematomas molio, augalų, vandens gyvūnų liekanos arba cheminiu būdu susidariusios dalelės ar kristaliukai. Tarp jų kartais įsimaišo vėjo atneštos ar kitaip patekusios smiltelės. Visos šios dalelės ilgai plaukioja vandens storymėje, kol galiausiai pasiekia dugną. Gamtinėmis sąlygomis, kur vyksta bangavimas ir giluminių vandens sluoksnių temperatūra svyruoja tarp 4-5 laipsnių, dalelių nusėdimas vyksta lėčiau, o ir grimztančių medžiagų svoris dažnai labai skirtingas. Pavyzdžiui, planktonas. Jo svoris labai nedidelis, o ir forma dažniausia plokščia. Todėl planktono liekanos grimzta labai pamažu ir vidutiniškai 1 metrą nuskęsta per 2-3 paras. Taigi mirusio mikroaugalų ar gyvūnų liekanos 20 metrų gylyje esantį ežero dugną pasiektų tik po mėnesio ar mėnesio su puse. Tačiau vandenyje beveik visada yra deguonies. Dėl to jau minėtos organinės medžiagos oksiduojasi greičiau nei pasiekia dugną. Tai labai svarbus veiksnys ežerų gyvenime. Dėl jo pagrindinė organinės medžiagos dalis nepasiekia gilesnių ežero vietų, sumažėja vandenyje deguonies ir padaugėja anglies dioksido. Šie cheminės sudėties pasikeitimai atsiliepia kitiems ežeruose vykstantiems procesams, todėl ežere skirtingo gylio vietose nuosėda susidaro nevienodu greičiu ir ežeras nevienodai užauga. Atsižvelgiant į hidrofizinių, hidrocheminių ir hidrobiologinių procesų, nuosėdas formuojančių veiksnių ir nuosėdinių medžiagų susidarymą bei jų kaupimosi pobūdį, vandens masę ežeruose vertikalia kryptimi galima suskirstyti į sluoksnius. Paviršinis 5-9 metrų sluoksnis pasižymė aukšta temperatūra, šviesos pertekliumi ir dideliu deguonies kiekiu. Šie veiksniai suteikia sąlygas plisti planktonui. Vasaros metu planktono gali būti labai daug. Dėl jo kiekio vanduo gali nusidažyti žalsva ar pilkšva spalva. Tokį reiškinį dažnai vadiname vandens žydėjimu. Šis masinis planktono išplitimas, o ypač augalinio, turi didelę reikšmę ežero vandens cheminiai sudėčiai. Žydint vandeniui, paviršinėme sluoksnyje anglies dioksido praktiškai nebūna, o deguonies susidaro tiek, kad jo perteklius iš vandens tiesiog išgaruoja į orą. Anglies dioksido kiekiai sumažėjus iki nulio sutrinka karbonatinė pusiausvyra, todėl pradeda vykti cheminė reakcija, kurios metu susidaro kalcio karbonato kristaliukai. Jie vandenį nudažo pilkai. Šie susidarę kristalai kartu su planktono liekanomis lėtai grimzta gilyn. Didėjant gyliui, vandens temperatūra krinta, o dėl šios priežasties didėja vandens tankis. Esant šioms aplinkybėms, krimstančių dalelių greitis dar labiau sulėtėja. Saulės šviesa į didesnius gylius negali prasiskverbti, todėl gilėjant mažėja planktono kiekis. Skęsdamas planktono liekanos oksiduojasi, supūva. Oksidacijos metu įskiriamas nemažas kiekis anglies dioksido. Didėjant gyliui deguonies kiekis mažėja. Padidėjus anglies dioksido kiekiui, jau minėtieji kalcio karbonato kristalai ima tirpti ir suskyla į karbonatus, sudarančius komponentus. Dėl šių procesų labai gilių ežero dugno vietų nepasiekia nei planktono liekanas, nei paviršinėme vandens sluoksnyje susidarę kalcio karbonato kristaliukai. Taigi, ežero gylis turi didelę reikšmę nuosėdų susidarimui. Pavyzdžiui, giliausiose Dusios, Balsio, Lūšių ir kitų Lietuvos ežerų vietose ežerinių nuosėdų susidariusių per visą šių ežerų gyvavimo laiko sluoksnis tai yra tik 1-2 metrai. Tačiau visai kitoks vaizdas tokiuose negiliuose ežeruose kaip Žuvintas. Vasarą tokiame ežere vanduo įšyla iki dugno. Šviesos bei deguonies pakanka visoje vandens masės storymėje. Esant tokioms sąlygoms, planktono būna labai daug. Jam žuvus, liekanos dugną pasiekia labai greitai, suformuodamas neplonus organinių nuosėdų sluoksnius. Šioms nuosėdoms oksiduojantis žiemą, kartais ir vasaros metu, sunaudojama didelė dalis deguonies. Dėl šios priežasties neretai pasireiškia deguonies trūkumas, kuris
gali sąlygoti ežere gyvenančių žuvų dusimą. Taigi, hidrocheminių ir hidrobiologinių procesų intensyvumą, tai yra planktono ar kalcio karbonato kristalų susidarimą, įtakoja iš ežero baseino atnešamų ištirpusių medžiagų kiekis bei kokybinė sudėtis. Tuose ežeruose, į kuriuos šių medžiagų iš baseino atnešama gausiai, planktono bei kalcio karbonato kristalų susidaro žymiai daugiau nei tuose, į kuriuos ištirpusių medžiagų patenka mažai. Dėl šios priežasties vandens žydėjimo intensyvumas skirtingose ežeruose pasireiškia nevienodų stiprumu. Galima daryti išvadą, kad dar vienas veiksnys nulemintis ežerinių nuosėdų susidarimo intensyvumą ir pobūdį – tai ežero pratakumo laipsnis, nes kuo daugiau į ežerą patenka vandens, tuo daugiau su juo atnešama ištirpusių medžiagų. Iki šiol aptarti nuosėdas formuojantis procesai vyksta ne visame ežere. Priekrantinėje zonoje išsiskiria neplati koncentriška juosta, kurioje hidrocheminiai ir hidrobiologiniai procesai neturi pagrindinio vaidmens. Šioje zonoje svarbiausia vieta užima vandens srovės, bangavimas ir augalai. Bangavimas ir priekrantės srovės ardo krantus, perneša ir sukloja nuardytas medžiagas, formuoja atabradą. Ten, kur krantai ardomi, o nuardytos medžiagos išnešamos, atabrade lieka tik rieduliai ir žvyras, o ten, kur priekrantinės vandens srovės akumuliuoja, suklosto medžiagas, formuojasi atabradas ir mikrominerijos iš smulkaus ir išrūšiuoto smėlio. Įlankose, o ypač augaluose srovės suneša organinių medžiagų, tai įvairios vandens augalų dalys, šakelės, medžių lapai bei kitos. Smėlio ir molio priemaišų čia būna mažai. Panašios nuosėdos klojasi ir atabrado šlaite. Taip susidaro palankios sąlygos augti vandens augalams. Kaupiantis nuosėdoms, žemėjant vandens lygiui, ežerai seklėja. Sensta. Šis nenutrūkstantis procesas neišvengiamas, tačiau skirtingose ežeruose vyksta nevienodu greičiu. Manoma, kad poledynmečio pradžioje Lietuvos teritorijoje būtų daugiau kaip 15 000 ežerų. Didžioji jų dalis jau yra išnykusi, dėl tuo metu juose vykusios intensyvios sedimentacijos. Iki šių dienų išlikusiems ežerams nebuvo palankių sąlygų uždumblėti ir užaugti, todėl šiandien vis dar galime jais grožėtis. Lietuvos ežerai nėra vienodai išsivystę, pagal tai juos galime skirstyti į jaunystės, subrendimo, senatvės ir mirimo stadijas. Jaunystės stadijos ežerai pasižymi nestorio ežerinių nuosėdų sluoksniu. Paprastai jis plonesnis nei 1/5 paties ežero gylio. Neužpelkėjusios, dažnai performuojamos pakrantės, besiformuojantis ir vandens augalais neužžėlęs atabradas. Dauguma Lietuvos ežerų šiandien yra subrendimo stadijoje. Jiems būdingas palyginti storas, 1/3 jų gylio nuosėdų sluoksnis, išsivystęs atabradas, fragmentiškai užpelkėjusios pakrantės bei stabilūs krantai. Senatvės stadijos ežerai yra seklūs bei užpelkėjusiamis pakrantėmis. Nuosėdų sluoksnis visada viršyje paties ežero gylį. Daugumoje šių ežerų vešli viršvandeninė, povandeninė bei plūduriuojanti augalija. Mirimo stadijos ežerai yra ypač seklūs. Ežerinių nuosėdų sluoksnis gerokai viršyje paties ežero gylį, pakrantės užpelkėjusios, o plūduriuojanti augalija paplitusi visoje ežero centrinėje dalyje. Ežerai nepailstamai tęsia savo kelionę laike, vingiuotais ir vis dar iki galo nesuprastais keliais. Šiuos kelius lydėjo gausybė veiksnių ir procesų, nulėmusių jų gyvenimo bei raidos etapus. Stovint ant ežero kranto, žvelgiant į saulėje spindinčias bangas sunku įsivaizduoti tos tūkstantmečius, per kuriuos ežerai tapo tokiais, kuriuos žiūrime dabartyje. Tačiau šiandien žinome, kad tikriausiai žmogus nulems jų ateitį. Kokia ji bus ir kokia norėtum, kad ji būtų.